Sveiki, šiandieną norėčiau Jūs supažindinti su studentų veikla po paskaitų ir būtent juos vienijančias organizacijas. Pirmoji iš jų būtų studentų atstovybė, kuri labiausiai rūpinasi visais studentų interesais ir kurios narys esu pats. Mykolo Romerio universiteto studentų atstovybė iš pirmo žvilgsnio galbūt yra ir panaši į darbuotojų kažkokių būtent studentų profsąjungą. Bet problemas sprendžiame su universitetu kuo glaudžiau bendradarbiaudami ir ieškodami kompromisų. Iš esmės, Mykolo Romerio universiteto studentų atstovybės pagrindinės veiklos kryptis yra dvi, tai būtent akademinė ir socialinė, pavadinkime taip. Mes daugiau orientuojamės į tam tikrus išliekamą vertę vadinamus renginius. Tokie renginiai kaip tie patys filmų vakarai, taip pat organizuojamas įdomių žmonių, įdomios paskaitos. Po paskaitų nemažai Mykolo Romerio universiteto studentų renkasi papildomą akademinę veiklą. Juos vienija studentų mokslinė draugija. Taigi, kas esate jūs? Mes esam studentų mokslinė draugija, kuri universitete veikia jau 13 metus, kuri vienija moksliškiausius universiteto studentus. Visos socialinės praktiškai mokslų kryptis tai teisė, ekonomika, psichologija, viešai administravimo, socialinį darbą. Indėlis yra didžiausias į save, į savo tobulėjimą, į savo akademinės žinias, nes studentai gauna tikrai nuostabią progą publikuoti savo darbus. Be mokslinių straipsnių rašymo mes taip pat organizavome gana didelę konferenciją su Lietuvos didžiausiais bankais, vykdomos išvykos į advokatų kontoras. Mūsų universitete tradicinė yra organizuojama mokslinės minties šventė, tai yra tarptautinė konferencija, kada turi progą pasireikšti kiekvienas mokslinį darbą parašęs studentas ir kiekvienas mokslinės draugijos dalyvis. Dabar esame Mykolo Romerio universiteto konferencijų salėje. Ji dabar tuščia, tačiau čia dažnai galima sutikti kitos studentų organizacijos, tai yra debatų klubo narius. Kaip aš galiu kalbėti apie tai, su kuo aš nesutinku? Nes debatininką visą laiką labai domina, kad viskas būtų įrodyta. Pirmiausia, savo kalboje norėčiau sureaguoti į blogai. Dar blogiau negu siūlo jie. Prašau sėstis. Dažniausiai prie mūsų prisijungia žmonės, kurie pasirinka debatus kaip laisvą pasirinkamą dalyką, nes mūsų universitete studentai turi galimybę pasirinkti debatų discipliną kaip pasirinkamą dalyką. Nėra kažkokios vien tik tai geros arba vien tik tai blogos pozicijos. Mes gal netreniruojam raumenų, mes nemėtom kamulio kažkur. Mes treniruojam smegenis, mes treniruojam argumentaciją, tai yra mūsų sporto įrankiai. Aš turiu pomėgį debatuoti prieš veidrodį namie, po debatų, po kažkokių kalbų, kad tiesiog išmokti geriau debatuoti. Viskas visur vyksta anglų kalba. Pagrindiniai visi turnyrai, kaip ir turnyras Mykolo Romerio universitete, vyksta anglų kalba, kad galėtų suvažiuoti žmonės iš įvairiausių valstybių. Mes debatavome Rygoje, Taline, mes debatavome Maskvoje, Oksforde, Paryžiuje, Zagrebe. Iš tikrųjų, aš dirbu kontoroje, esu baigęs kadangi teisę, tai mūsų ta kontora, tai jinai labai vertina tuos, kurie yra dalyvavę debatų klubo veikloje. Dažniausiai, kai CV pamato, kad debatų klubas, aš manau, kad tai suveikia va taip. Be šių studentus vienijančių organizacijų mūsų universitete taip pat yra ELSA, tai yra draugija vienijanti teisininkus. Taipogi investuotojų klubas, kurį dažniausiai renkasi ekonomiką studijuojantys žmonės. Taip pat daugybė kitų organizacijų, kur galima pilnai save atskleisti ir pasirinkti būtent tą sritį, kuri tau labiausiai patinka. Aš džiaugiuosi savo pasirinkimu.